Sveiki, tai bus trumpas vaizdo įrašas, skirtas norintiems išsitirti dirvožemius. Reikalingas nuorodas paliksime vaizdo įrašo aprašyme, o kilus klausimams visuomet galite kreiptis į mūsų agronomus konsultantus. Norint užsiregistruoti laukus dirvožemio tyrimams, pirmiausia reikia prisijungti prie agrokoncerno puslapio. Pasirenkate tiksliosios technologijos, dirvožemio tyrimai ir galiausia užklausos formą. Pirmiausia, supildote savo duomenis – vardas, pavardė, telefono numeris bei elektroninis paštas. Įrašite pirmojo norimo ištirti lauko pavadinimą, šiuo metu augančią kultūrą ir preliminarų plotą. Norint gauti lauko koordinates, per Google Maps susirandate savo lauką. Paspaudus pelės dešiniu mygtuku, koordinatė automatiškai nusikopijuoja. Grįžus į užklausos formą, ją galite įklijuoti. Tyrintis dirvožemius, į bazinį paketą yra įskaičiuotas dirvožemio rūgštingumo, fosforo, kalio ištyrimas, kintamos normos tręšimo ir kalkinimo žemėlapiai, darbas kartu su Agro 247 ir OneSoil programa 1 metus, granulometrinė sudėtis ir suteikiama galimybė pasirinkti, ką jūs norėsite išsitirti – humuso ar magnio kiekį. Tai privalote pasirinkti pildant laukų duomenis. Jeigu norite papildomų tyrimų, galite tai pažymėti varnele. Prie kiekvieno papildomo tyrimo į kainą įskaičiuojami plus 4 eurai už hektarą. Užpildžius lauko duomenis, galite pridėti sekantį lauką. Jeigu manote, kad turite svarbios informacijos, būtinai palikite komentarą. Pavyzdžiui, reikia kelių sąskaitų faktūrų, vienų laukų mėginius reikia paimti pavasarį, kitus rudenį, į laukus negalima įvažiuoti, nes jie yra suarti. Susipažinus ir sutikus su agrokoncerno privatumo politika, galite išsiųsti duomenis. Kadangi gauti dirvožemio tyrimų rezultatai bus skaitmenizuoti ir atsidurs Agro 247 programoje, privalote susikurti paskyrą. Paieškoje susirandate Agro 247, spaudžiate prisijungti ir užsiregistruojate. Įrašote vardą, pavardę, telefono numerį bei paštą. Gavę laišką elektroninėme pašte susikuriate slaptažodį ir jungitės prie programos. Perskaičius sąlygas ir taisyklės, susipažinę su privatumo politika, užsisakote bazinę arba pilną programos versiją, kurioje galite gauti kur kas daugiau ūkio valdymo funkcijų. Privaloma susikurti derliaus metus. Įvedate pavadinimą, datą nuo, iki, galite palikti komentarą ir spaudžiate išsaugoti. Ypač svarbu. Privaloma susibraižyti laukus. Tai galite kur kas lengviau padaryti tiesiai įsikeliant duomenis iš VITS sistemos. Tik būtina užpildyti jūsų ūkio duomenis. Grįžtate į portalą, spaudžiate ant savo ikonos ir redaguojate pirkėjo informaciją. Supildžius duomenis, galite įsikelti laukų ribas iš VITS sistemos. Tik būtinai pasirinkite, kurių metų duomenis jūs norėsite įkelti. Taip pat galima laukus susibraižyti ir ranka. Spaudžiame ant krumpliaračio naujas laukas. Išbraižote lauko ribas ir supildote informaciją. Importavus visus laukus ir pakeitus jų pavadinimus, sinchronizuojame juos su OneSoil programa. Tai atlikus, registracija bus pilnai įvykdyta ir greitu metu su jumis susisieks konsultantas, kuris praneš, kada atvyks paimti dirvožemio mėginių. Sėkmingų ir tikslių darbų jums linki Agro TTC komanda.